Jūs klausotės JG tinklalaidės. Sveiki, aš esu Milda Lekšaitė, jaunųjų gydytojų asociacijos aktyvo narė ir šiandien su manimi yra mano kolegos ir draugai, kviečiu pačius prisistatyti. Labas, malonu čia būti. Esu Laurinas Maciulevičius, esu gydytojas kardiologas rezidentas ir jaunųjų gydytojų asociacijos prezidentas. Sveiki visi, aš esu Rimgailė Jonaitytė, esu taip pat gydytoja rezidentė ir esu jaunųjų gydytojų asociacijos valdybos narė. Gal trumpai galėtumėte papasakoti, su kokiomis mintimis atėjote šiandien, kuo gyvenate dabar? Minčių iš tiesų yra labai daug, labai ačiū Milda, kad pakvietei mus, visada yra smagu būsinėje mūsų ir tiesiog namuose pasikalbėti vairiomis JG siejančiomis temomis. Šiaip gyvenimas tai nestoja, turbūt niekada, kaip ir kalbėjom su Laurinu, abu pasisakėm, kad esame rezidentai, tai yra daug tų darbų. Ir aišku, tada yra didelis platus spektras tai, ką veikiame JG. Tai turbūt dabar svarbiausia, tai yra tikrai Transformo mūsų renginys. Tai aš asmeniškai save dabar sieju su dviem pagrindiniais darbais. Kuo gyvenu, tai yra darbas ir Transformas. Ačiū, tu Laurinai gal pasidalintum? Visada labai malonu sulaukti klausimo ir labai džiaugiuosi, kad mes JG visą laiką paklausėm, kuo mes gyvenam ir apskritai kaip mes jaučiamės, tai visą laiką malonu išgirsti ir smagiausia, kai darbe sulaukiu tokio klausimo, kas gal ne tiek dažnai pasitaiko. Bet iš tikrųjų taip, gyvenimas, balansavimas yra nuolatinis tarp pareigų įvairių ir atsakomybių ir turbūt labiausiai dabar save asocijuoju su mūsų organizacija, jaunųjų gydytojų asociacija ir pagrindinis dalykas, aišku, yra visas organizacijos apskritai turbūt prižiūrėjimas, buvimas ir viešoje erdvėje. Dabar susikoncentravę esam į mūsų artimiausią renginį Transform. Užsiminėte abudu apie Transform. Aš taip kaip galvoju, tai man turbūt pagrindinis žodis, kuris skamba galvoje, galbūt būtų progresas, nes tai, kaip aš matau tą renginį, tai yra žingsnis į priekį mūsų visai sveikatos sistemai. Galbūt jūs turite kažkokių asociacijų, kaip vienu žodžiu apibūdintumėte Transformą? Tavo žodis labai geras ir turbūt labai siejasi su mūsų šūkiu būk pokytis. Jeigu neišsiplečiant, man kažkaip visą laiką vienas žodis ateina į galvą bendruomenė. Man pačiai, tai aišku yra, žodis transform, tai atrodo transformuoti, galbūt būtų logiškiausias atsakymas. Man pačiai kažkaip atrodo, kad gal su ko nori susijęti, tai yra patobulinimas, net netobulėjimas, iš tos pusės, kad jau yra daug tų įgūdžių ir aš tikrai tikiu, kad mūsų bendruomenės nariai irgi juos turi, bet turbūt mūsų tikslas kartais ir būna juos tiesiog paimti ir patobulinti, pagilinti, tai aš gal prie šito savo atsakymo liksiu šį kartą. Labai įdomios įžvalgos. Nepaslaptis, kad Transformas tai nėra pirmasis mūsų visų renginys. Kaip gimė šitą idėją būtent tematikos, kadangi, manau, buvo įvairių diskusijų, galbūt galite prasiplėsti daugiau, kaip valdyboje turbūt sugalvojate tai? Na taip, iš tiesų praeitais metais turėjom labai stiprų Transformą, be galo svarbia apskritai saugumo ir tokių bazinių poreikių tema. Tai šiais metais galvojame, kągi mes galėtumėm tokio padaryti su valdyba ir diskusijų buvo be galo daug. Bet turbūt esmė buvo tame, kad visi grįžę iš savo darbų ganėtinai lengvai supratome, kad ta bendradarbiavimo ir komandiškumo plačiaja prasme tema yra labai labai aktuali. Pradeda nuo to, kad tiesiog mūsų valdybos rate tie pokalbiai, tie rutininiai kažkokie nusivylimai ar dar kažkas, jie vis pasikartodavo ir atrodo, kad mes tada atėjome ir sakom, mes to gyvename iš esmės, kasdien. Yra tam tikrų trikdžių, su kuriais mes susidurėme, su kuriais mums yra sunku išbūti ir pagalvojame, kad galbūt nėra jau taip naivu manyti, kad mes vieninteliai esame tokie, kurie su to susidurėm. Tai ta bendradarbiavimo ir to tokio strigimo būtent toje grandyje tema atėjo mums ir pagalvojom, kad tikrai turėtumėm daryti Transformą tokią tematiką, apie kurią mes iš esmės kalbame kiekvieną valdybos susirinkimą. Apskritai turbūt labai svarbu paminėti, kad kai galvom, kokios mūsų strateginės kryptys, kaip realiai naujai atėjusios valdybos nuo sausio mėnesio, ką mes turėtume daryti. Ir labai pasimatė poreikis, kad visi aktyvo nariai ir turbūt bendruomenė, su kuria mes kalbame tiesiog kasdieną, klausia, kada bus Transform. Ir tai mus irgi paskatino per ganėtinai neilgą turbūt laiką imtis to ir daryti, nes šitą renginį apskritai konceptą per tiek metų jau labai pamilom.
Kadangi pati esu studentė, tai universitete dažnai girdžiu klausimą iš vis, Milda, tai kas tas transformas? Galbūt galėtumėt kažkaip keliais žodžiais apibūdinti žmogui, kuris nežino, apie ką tai yra, kas tai yra, kodėl verta dalyvauti. Aš manyčiau, kad tai visų pirma taip yra renginys, yra konferencija. Įvairiai, anksčiau būdavo ir 3 dienas, dabar dažniausiai būna 2 dienas, kur mes turime tam tikrą ašį, kryptį, apie ką tai yra ir bandome pakelti, sakykime, tam tikras galbūt problemas ir pasiūlyti sprendimo būdus. Ir kitas labai svarbus dalykas, kad turbūt tai nėra labai standartinė galbūt konferencija, nes stengiamės įtraukti labai įvairius įgūdžius, apie ką visą laiką kalbėjome, kad kaip svarbu yra tie minkštieji įgūdžiai, kietieji, būtent kompetencijos įvairios. Ir visą tą turbūt labiausiai sieja tai susitikusi bendruomenė, kuri toks, kaip ir dabar pavadinom šiais metais, sveikatos tinklas. Tai ir čia susirenka įvairūs specialistai ir visi būna vienoje vietoje. Ir turbūt tai yra labai apie įkvėpimą, ką aš toliau, pavyzdžiui, grįžęs iš renginio po savaitgalio, ką aš jau pirmadienį, koks aš būsiu, ką aš taikysiu savo darbe. Vis dėlto jaunųjų gydytojų asociacija rodo lygtais labai aiškiai kryptį. Ar šis renginys yra skirtas tik tai gydytojams, ar turi platesnę auditoriją? Auditorija tikrai yra platesnė. Transform renginys niekada nebuvo ir nėra tik jauniesiam gydytojam ar apskritai tik gydytojam. Visada mes be galo laukiame visos medikų bendruomenės ar apskritai žmonių, kurie prijaučia medicinai ir mūsų sveikatos priežiūros specialistams. Tai tikrai yra renginys skirtas tiek slaugytojams, kineziterapeutams, tiem patiem gydytojam rezidentam, vadovams ir diskusijos ir tos tematikos, kurias mes narpliojam, yra skirti plačiai visuomeniai, tiesiog tie, kurie galbūt yra arčiau tos visos sveikatos sistemos. Tai kviečiame visada visus ir orientuojamės kurdami programą ir kurdami patį renginį vėlgi į visus žmonės, kurie domisi tą mūsų sveikatos sistemą. Šiaip labai geros įžvalgos. Aš pati kaip medicinos studentė galvoju, kad tai būtų labai aktualu tiek ir studentams tas pats renginys, nes mes juk ir esame ateities gydytojai, būsimi gydytojai, rezidentai, tai turbūt labai platus renginys ir siekiantis pritraukti didžiąją auditoriją. Man apskritai, žinai, Milda, atrodo, kad Transform yra apie tą priminimą to tokio mūsų prado kaip sveikatos priežiūros sričių kažkokių tai specialistų. Iš tos pusės, kad kartais, man atrodo, visiems mums reikia prisiminti, kad pirmoje vietoje mes nesame kažkoksai tais gydytojas, bet kad tu apskritai esi gydytojas, kad tu nesi kažkoks slaugytojas, bet tu esi slaugytojas. Mes einame padėti žmonėms ir, man atrodo, Transformas mūsų visada ir orientuojasi į tai, į tas tematikas, priminti tai, kad nereikia visada visur tiek specializuotis, kad tu pamiršti tą savo pradą. Ir man atrodo, kad medicinos studentam tai yra iš tiesų puikus renginys, įgauti tam tikrų kompetencijų, kurių jiems prireiks, bet dar nespėjus tiesiog galbūt nueiti į tą specializaciją labai labai stipriai. Wow, net čiurpa šiek tiek nuėjo. Norėčiau gal sugrįžti truputėlį, Laurynai, buvai užsiminęs, kad bus sukurti aiškios gairės ir kryptis, kaip turėtų jaustis dalyviai po renginio. Tai galbūt gali įvardinti konkretų pokytį, koks turėtų vykti sveikatos sistemoje po Transform 9 renginio. Gavau sudėtingiausią gyvenimo klausimą ką tik, bet nes jaučiu didžiulę atsakomybę, ką aš pasakysiu. Mes turim turbūt aišku įsivaizdavimą, kas bus, bet pavadinimas ar ne, ar mūsų kryptys yra tarp profesinis bendradarbiavimas ir ką rašome pavadinime, turbūt ką norim, kad atkreiptų žmonės dėmesį, tai nuo dialogo prie sprendimo. Tai iš esmės norim parodyti, kaip galim girdėti vieni kitus, būdami netgi turbūt kaip žmonės tiesiog, būdami savo specialybėse, būdami tarp skirtingų specialybių ir apskritai padėti suprasti, kad medicina gali veikti taip ir mūsų pačių indėlių, taip, kad mums rūpėtų pacientas, kad nebūtų viskas taip išsibarstę, kad mes gebėtume bendrauti vieni su kitais taip, kad būtų saugu, efektyvu. Problema kaip ir opi ir aktuali, tačiau kodėl dabar, kodėl ne kitais metais, kodėl ne po 5 metų, kas taip dega, kur mes link judame ir kas gali nutikti, jeigu situacija nesikeis? Irgi geras klausimas. Man atrodo, vėlgi, kodėl dabar, tai esame jauna valdyba, dalis mūsų žmonių apskritai ir esame ką tik pradėję savo gydytojų
mūsų atveju bent jau valdyboje karjeras. Ir man atrodo, kai tu pirminėje toje patirtyje susiduri su tom problemom, su tai, kad kas vis dėlto yra pabaigoje atsakingas už tą pacientą, kaip turėtų atrodyti tas bendradarbiavimas su skirtingų sričių gydytojais, skirtingos sričių apskritai specialistais, susidarėm su slaugytojais, kineziterapeutais. Ta prasme, tikrai kasdienybėje tu nebendrauji tik tai toje vienoje kažkokioje savo dalelėje ir komandoje. Ir man atrodo, mums patiems tai buvo be galo aktualu, kaip mūsų komandos žmonėms. Tada kalbėdami ir aktyvę, tikrai labai daug diskutuodavome tomis temomis ir kažkaip atrodo, kad dabar ir sveikatos sistemoje turime tam tikrų sudėtingų tematikų, kur turime kaip medikai susivienyti. Ir man atrodo, bendradarbiavimas ir apskritai tarp profesinis bendradarbiavimas visada skatins tokį dalyką padaryti. Tai man atrodo, sujungti mūsų bendruomenę, išsiaiškinti, kur mes stringame, ką galėtumėm padaryti geriau dėl savęs, dėl pacientų, yra tiesiog būtina tema kiekvienais metais. Man atrodo, šita tema daryti transformą mes tikrai galėtumėm ir 10, ir 11, ir 12. Tai gerai, kad pradėjom nuo 9. Aš labai noriu pridurti, kad apskritai transform visą laiką vis dėlto yra apie tai, kas mums skauda viduj ir ką mes matom ir ką mes norim atliepti ir tikim, kad yra bendraminčių, kurie mano taip pat. Ir labai dažnai yra svarbu turbūt, kokia yra mūsų stiprybė, iš to turbūt entuziazmo kaip jaunųjų, kad mes gebam pripažinti apskritai, kas yra ne taip ir kad mes turim dar jėgų apskritai daryti, kad būtų kitaip. Tai turbūt čia yra apie tą bendruomenę, kokie žmonės susirenka į renginį ir lygiai taip pat kaip mes organizacijos viduj, kad mes turim ryžto, pavargę ar dar visokie kokie, daryti kažką panašaus. Tai turbūt labai norima tiesiog atliepti ir tai, kas skauda ir transformuoti į kažką apčiuopiamo ir kažko, kas motyvuotų. Aš gal dar iš savo pusės norėčiau pridurti, nes studijų procese mes jau ganėtinai dažnai susidurėme su multidisciplininės komandos konceptu, tačiau aš manau, kad tai jau yra per vėlai, mes šiek tiek atsiliekame, kaip ir Rimgailė, tu minėjai, kad galima daryti kiekvienais metais ir ta problema yra jau įsisenėjusi, tad reikia pradėti ne tik nuo studijų, bet ir dabar taisyti tą sistemos spragą, kurią mes truputėlį praleidome gal keletą metų prieš tai ir tiesiog įtraukti visus medicinos darbuotojus, sveikatos sektoriaus atstovus. Turbūt jau aišku, kad šiandien kalbėsime tik apie transformą, nes mes visi tuo gyvename, bet gal galime truputėlį pasidalinti, kaip jūs jaučiatės komandoje, ar nekyla kažkokių iššūkių bendraujant tarp skirtingų komitetų, derinant darbus ir skirstantis pareigas. Man atrodo, mes iš tiesų savo komandoje visiškai išsibandome šitą temą. Ir dar kitais būdais galime pamatyti ir pasižiūrėti, kaip jinai galbūt neveikia. Ir tas tarp profesinis bendravimas kartais stringa arba iš tiesų, ką galima būtų padaryti, dėl to, nes mums pavyksta tą padaryti. Tai tikrai esame pačioje komandoje kaip skirtingų profesijų atstovai. Turime komandą, kuri dirba su rėmėjais, info sklaida apskritai dar pasiskirsto į skirtingas komandas, kur yra vizualai, yra tekstai, yra programos. Tai turime labai daug darbo šitų klausimų, tada aišku yra su visais lektoriais bendravimas, tai yra programos dėliojimas, tai iš tiesų esame kaip mini įstaiga, vien tik tais transformo klausimų, o vis tiek jaučiuosi kaip valdybos narė privalanti pasakyti, kad JLG darome ne tik transformą, turime ir daug kitų veiklų, prie kurių žmonės gali prisijungti, bet grįžtant jau kaip ir pati Milda sakė prie šiandienos temos, tai transformo, tai sekasi mums tikrai neblogai. Apskritai net gerai, tas man atrodo bendravimas irgi reikia suprasti, kad mes visi esame ir turime kitus darbus ir mums transformas yra visiškai aistros ir sielos projektas, kam reiškia turime skirti šiek tiek savo asmeninio laiko, tai būna ir streso, esame, nemeluosiu, gal prezidentas nepyks, bet turėjo ir konfliktų, ir turėjo atsišaukusių lektorių, atsišaukusių kažkokių veiklų, tai kai tai yra apskritai tavo, kaip ir sakiau, kūdikis, tai išgyventi tos kažkokius sunkumus būna labai sunku, bet dėl to ir yra komanda. Man asmeniškai tai yra tiesiog be galo smagu dirbti ir aš norėčiau, kad man taip smagu būtų visur. Čia taip hierarchiškai nuskambėjo, kreipimasis į tas pareigas, bet iš tikrųjų mes ir dirbdami komandoj čia rodom tai, ką mes esam išmokę turbūt ir ką mes išmokę šeimoje, ką mes išmokę per studijas, kaip mes darbe bendraujame tiesiog vienas su kitu. Bandysim paliesti ir pačiam transforme, parodyti, kad tai ateina iš gilesnių dalykų kartais
Ir kaip viena iš lektorių mūsų bus profesorė Danutė Gailienė, jinai būtent pasakos apie mūsų istorinę atmintį, juk Lietuvoje anksčiau buvo tiesiog saugiau patylėti, saugiau paklusti, saugiau klausyti kažko, kas pasako, ir tiesiog buvo viskas pagrįsta baime. Ir tai aišku, kad iš dalies yra ir kultūrinis paveldas, tai ką mes dabar taikome. Ir mes patys nedirbam tobulai, bet turbūt svarbiausia akcentuoti tai, kad mes sąmoningai siekiame pastebėti visus tus dalykus. Ir tai nėra, kad tiesiog paklausyti ir tiek, bet tai yra įsisąmoninti, tiesiog įsigilinti, apie ką tai yra. Ir čia tiesiog tai parodo, kodėl mums svarbu kalbėti kartais ir atpažindami tokį savo elgesį galim transformuoti į kažką kito. Man taip gera klausyti, aš šypsaus ir pati be galo laukiu renginio. Tik žinoma, kaip ir Rimgailė minėjai, tų iššūkių tikrai kyla organizuojant tokio masto renginį. Pačiai prieš porą savaičių buvo pasiruošimas egzaminui, darbas, asmeniniai dalykai ir atrodo, noris tiesiog viską mesti, bet tada sugrįžti į save ir supranti, kad mesgi dėl to čia esame, mes kuriame tą gražesnę ateitį. Ar jums buvo tokių momentų, kad nematote prasmės tai, ką darote? Nu, čia toks iš tiesų labai sudėtingas klausimas. Turbūt ne tiek sudėtingas, kiek jisai yra atviras, kas labai dažnai būna sudėtingas dalykas taip pakalbėti. Yra toksai galbūt pokytis, aš sakyčiau, vėlgi mano gyvenime šiais metais būnant būtent valdyboje. Dėl to, nes tokių momentų man iki šiol dar nebuvo, grynai to žodžio prasme dėl atsakomybės prieš savo komandą, prieš visą JG aktyvą. Bet tų sunkių momentų, tai jų be abejonės yra, nes kaip ir minėjau, tikrai tų iššūkių iškyla dažnai ir tada tu turi komandos narius, kuriem, kaip ir pati minėjai, sukrenta egzaminai ir pasidaro sunku ir tada tu kaip tas asmuo galimai turi kažkaip motyvuoti ir sukelti visą tą norą toliau dirbti, bet linko pati ir vedėjai, ta prasmė, jinai visada pramuša tuos dalykus ir man atrodo žinojimas, dėl ko tu tai darai ir kokį pokytį tai gali padaryti, visada tave kaip žmogų išplukdina su darbais, su atsakomybėm, su bendravimais, visomis tomis temomis, su kuriomis dirbti gali paskui ar būna tiesiog sunku. Kitas momentas, tai man pačiai yra tai, kad Transform visada buvo mūsų bendruomeniai ir nors aš ją identifikuoju labai plačią, tai yra visi žmonės, kurie prijaučia JG, kurie pabendrauja su mumis, atvyksta į mūsų Transform renginį, bet man pačiai labai svarbu yra suprasti, kad tai yra ir mūsų tai komandai, kuri daro Transformą, ir tai yra mano draugai, tai yra žmonės, su kuriais aš dirbu kiekvieną mielą dieną ir man juos pažiūrėjus vien tik tais norisi daryti tą renginį, tai man atrodo, kad čia yra labai toksai svarbus ir motyvuojantis aspektas. Tai va, tai iš tiesų visi šitie dalykai yra, man atrodo, be galo svarbus, tai yra būtent ta tematika ir ta komanda. Šiaip čia super jautrus klausimas, nes visko būna. Aš apskritai, kaip prisimenu, labai trumpai, kaip sakiau, pradžioj toks yra balansas nuolat tarp visko. Ir mano taip ir buvo, taip ir yra turbūt svyruojantis medicinoje kelias, kada likti, nelikti, daryti, nedaryti. Ir, ta prasme, bendruomenė būtent susitelkusi, tai pavyzdžiui, jaunųjų gydytojų asociacija, bičiuliai joje, visą laiką ir buvo tas realiai varomasis veiksnys, dėl ko, nes galima kažką padaryti, prisidėti, transformuoti, būti pokyčiu ir po sunkios darbo dienos, kada tavo dėmesio laukia iš tikrųjų ir galbūt šeimos nariai, antra pusė, draugai, dar kažkas, skiri laiką čia ir kartais būna sunku ateiti dėl savo tiesiog fizinių, kartais tokių poreikių, nes jauti kažkokį nuovargį, bet visą laiką išeini labai pasipildęs. Tai turbūt tas visą laiką įkvėpia grįžti ir čia turbūt susiję ir su tuo, kad kas dalyvavo anksčiau transformuose, tai žmonės grįžta. Mane taip žavi, kad viso pokalbio metu mes įgarsiname net ir problematiką Transformo automatiškai, nes Rimgailė priminė man mūsų patį pirmąjį turbūt organizacinės komandos susitikimą, kai mes įsigrinome tikslus, įsigrinome, kodėl mes čia esame ir kas yra tas mūsų vidinis varikliukas. Tai man atrodo, kai tu kiekvieną kartą sugrįžti prie to, tu supranti, kur link eini ir kodėl tu tai darai. Galbūt jūs galite pasidalinti savo įsimintiniausiamis akimirkomis organizuojant Transform 9. Aš visą laiką mėgstu galvoti, analizuoti, pajausti. Tai man pats buvo įsimintiniausias įvykis, tai apskritai visa tokia strategija Transformo ir identifikavimas, kokios yra problemos. Šiaip dalinamės kartu su komanda visi, kad kažkaip dar niekada tokia stiprinai nebuvo. Tai reiškia, kad kažką tai turbūt
šiais metais itin taip skaudžiai savį užgavom ir pajudinom kažką, tai suvirpinom, kad turbūt pratom, kad labai aktualu. Tai man gal toks momentas. Aš tai gal pasidalinsiu tokiu juokingesniu momentu. Aš atsimenu, va dabar, kai uždavė šitą klausimą, tai man tiesiog iš karto šitas dalykas atėjo į mintis. Tai aš atsimenu, buvo toksai dalykas, kad jau reikėjo viskas mums pabaigti tą programą. Buvo deadline'as vadinamas ir kelio atgal nėra. Ir mes taip visi susėdom ir paskutinę dieną Erika, jinai organizuoja šitą visą transformą, yra komandos lyderė mūsų ir valdybos narė. Ir jinai mums praneša, kad vienas lektorius, kuris apskritai turėjo atidaryti renginį, jisai, jo nebebus. Ir aš atsimenu, mes sėdim ir galvom, tai mes jau šitą dalį buvom susidėlioję, čia jau buvo tai, kas veikia, o mes dar neturim pabaigos ir jau mes turim vėl grįžti į tą pradžią. Bet tada suveikia ta komandiškumo magija, kur vienas žmogus tiesiog sako, taigi Gailienė, taigi čia tobula. Ir buvo man asmeniškai pačiai toks gėdos momentas, nes aš galvoju, kodėl aš apskritai apie tai net nepagalvojau, nes čia iš tiesų yra tobula. Ir tada mes taip ten greitai viską sujungėm ir tada pasitvirtino viskas. Ir žodžiu, buvo nuostabus momentas, bet va tokių, kaip aš vadinu jas kliurkom, šiek tiek momentų jų tikrai labai labai būna ir tada komanda, kitų žmonių mintis, jos labai visą tai ištempė. Tai man kažkaip šitas taip labai labai įsiminė. Man pačiai žiūrint į programą, tai tų pavardžių atrodo skambių tiek daug. Galbūt galėtum papasakoti, mačiau ir Laura Dabulytė bus, nes mes šį patys komunikuojame ir man atrodo komunikacija yra raktas į bendrystę, į stiprią visuomenę, galbūt daugiau galėtumėte įsiplėsti. Jo, iš tikrųjų mes esame labai laimingi, kad dar kartą bendradarbiaujam su Laura ir turbūt išdrįsiu pavadinti ją mūsų bičiulė organizacijos ir labai smagu, kad jinai prisideda. Ir ką mes bandom su tuo atliepti iš esmės, tai pristatyti, kokia kartais pas mus komunikacija yra medicinoje ir kad jinai dažnai yra tokia netiesioginė, kur gal pasakai kolegai, gal čia reikėtų pagalvoti, bet gal čia yra labai konkretus pasiūlymas, pavyzdžiui, susijęs su saugumu, arba hierarchinė, kad ateina kažkas ir pasako, padaryk taip, neaiški, tai pavyzdžiui, situacijos reagavimas žiūrėsim. Ką žiūrėsim, dabar žiūrim, tiesiog gal duokim tiesiog faktus kažkokius ir žiūrėkim. Arba kartais tiesiog neišsakyta, nes nenorim konfliktuoti ir bijom. Tai iš esmės norim parodyti, kad komunikacija yra apie tai, kad aš aiškiai galiu pasisakyti, aš noriu būti išgirstas ir dar turiu girdėti ir kitą, kas yra šalia manęs. Ir labai dažnai mes turbūt galvodavom, kad komunikacija ir galvojam, kad tai yra tik tai toks soft skill, labai minkšta tik tai. Bet iš esmės ne, ką sako įvairūs ir tyrimai, kad tai yra iš esmės svarbiausias pacientų saugos elementas. Įvairūs tyrimai rodo analizės PSO, kad tai yra tiesiog dažniausiai, kur įvyksta klaida medicininė, tai dėl komunikacijos. Ir čia yra esminis toks momentas. Labai gražiai skamba, taip pat pokalbio metu nekartą užsiminėm apie tarpdisciplininį bendradarbiavimą. Aš norėjau pasitikslinti, galbūt ir žiūrovui papasakoti, gal turim kažkokį užčiuopiamų pavyzdžių, kaip tai galėtumėm užtikrinti ar įgyvendinti mūsų sveikatos sistemoje. Taip, ir turėsime užsienio lektorių, kviestinį svečią iš Estijos, kuris pristatys, kaip pas juos veikia sveikatos sistema. Ir būtent norėjom parodyti, kad kitur sprendžiamos problemos gali būti puikus pavyzdys, ką galime atnešti pas save. Tai vienas iš pavyzdžių ir tokios problematikos, kad mes matom, kad pacientas kažkaip pas mūsų sistemoje dažnai toks turi būti navigacijos ekspertas. Bet ar jis toks turėtų būti, ar jis toks gali būti ir apskritai viską žinoti, nes atrodo, kad sistema tai jo neveda taip, kaip turėtų vesti per visą kelią. Ir pavyzdžiui, tiesiog yra tokia fragmentacija. Pacientas siunčia šeimos gydytojas pas gydytoją specialistą, išrašo siuntimą, tada jis grįžta pas šeimos gydytoją, tada dar vėl siuntimas pas kitą specialistą, vėl grįžta pas šeimos gydytoją ir vėl pas kitą specialistą. Ar tikrai reikia taip daryti ir pacientą mėtyti? Tada pacientas sako, kad mane tiesiog siuntinėjo nuo durų prie durų, nuo specialisto pas specialistą, bet man neaišku, kaip man čia elgtis. Tai pavyzdžiui, konkretus pavyzdys iš Estijos yra gydytojo konsultacija. Jeigu tu dėl paciento klausimo gali tiesiog pasikonsultuoti su kitu gydytoju iš karto, duoti pacientui atsakymą, ar tai nėra efektyviau, greičiau. Toks yra supaprastintas naratyvas apskritai visuomenė, kad mes turime mažinti siuntimų skaičių. Ar kažkas paklausė, kodėl tiek siuntimų, pavyzdžiui, išrašyta. Ir būtent šeimos gydytojai, kodėl tiek išrašo siuntimų.
Nes labai paprastai pasakysiu, dirbame darbe ir matome, kad pacientui reikia ir kito gydytojo specialisto tiesiog. Ir mes sakom jam, dabar nueik pas šeimos gydytoją, kai mes tave išleidžiame iš savęs ir paprašyk siuntimo. Mes turim visas galimybės ir sąlygas išrašyti patys tą siuntimą. Ir vėlgi tai nėra greičiau, efektyviau, paprasčiau ir lygiai taip pat neužkraunant visko ant šeimos gydytojo ir paskui sakome, kad jie išrašo per daug tiesiog siuntimų. Tai sakyčiau tokia labai šitoj vietoj fragmentuota sistema ir yra sprendimų, kaip tai išspręsti. Man tai labai gražiai žaidžia, atrodo, kad šiuo metu labai daug šnekama apie šeimos gydytojo komandos praplėtimą ir tą darbą, tai labai smagu išgirsti tos sėkmės istorijos ir atvejus užsienio patirtyje, kuriuos galima tikrai pritaikyti, manau, Lietuvoje. Bet gal truputėlį dar sugrįžkime prie mūsų pačių gyvenimo komandoje, nes man šiuo metu Jaunųjų gydytojų asociacija yra kaip orkestras, bet taip labai gerai veikiantis. Mes turime infosklaidos komitetą, kur žmonės dirba per naktis. Mes dabar turime podcast'o komandą, kur įvyko per kelias dienas sugalvojame tai gyvendinti. Aš pati gyvenu tiek pasirašomaisiais darbais, tiek kontaktavimu su lektoriais. Labai daug žmonių už to slypi ir galbūt galite papasakoti daugiau apie tą paprastą kasdienybę komandos. Nu taip, Milda, man atrodo, žinai, pats svarbiausias dalykas, kurį norėtųsi akcentuoti, tai kad mūsų infosklaida, mūsų vizualai, kūrybiniai procesai, programa, tai yra visiškai mūsų komandos narių darbas. Yra tam tikri momentai, dėl kurių pasikonsultuojame, jeigu tai yra labai ekstra, tikrai nepervertiname savo kažkokių tais gebėjimų. Bet svarbiausia yra tai, kad mūsų komandoje iš tiesų tas gebėjimų lygis yra labai aukštas, tai aš labai to džiaugiuosi ir mes iš esmės beveik viską galime pasidaryti patys. Tame yra labai daug grožio, tame yra labai daug ir sunkumų, dėl to, nes vėlgi, kaip ir pati minėjai, yra tiek daug darbų ir juos darome patys po jau savo darbų. Bet man atrodo, kartu tai yra tas transformo grožis. Tai iš tiesų gyvename labai daug kuo. Turime ir kassavaitinius susitikimus, kur visa komanda mes jau bendraujame. Tai susitinkam visi skirtingi asmenys. Mano pati diena transform klausimų irgi yra labai marga. Tai bendrauju tiek su rėmėjais, tiek su lektoriais. Žiūrime poreikius savo komandų, ką reikėtų užtikrinti lektoriams, kaip viską padaryti kiek įmanoma profesionaliau. Tengiuosi pati irgi palaikyti gerą ūpą komandoje. Tai tiek su kažkokiu tai susitikimu vedimu. Tengiamės ir tų veiklų pagalvoti pačiai savo komandai, kad viskas atrodytų ir būtų kiek įmanoma fainiau. Ir norisi tiesiog man pačiai prisidėti prie visų įmanomų kampelių organizuojant šį renginį ir tą stengiuosi ir padaryti. Gal dar tu, Laurynai, kažką pagelbėtų man ir pridėtų? Man apskritai atrodo, kad apie tai, ką mes dabar kalbame, tai yra apie lyderystę, mūsų pačių asmeninę, mūsų pačių kaip organizacijos, tokia organizacinė, visuomeninė. Ir ką bandysime atliepti programoje, kad žiūrėkit, mes galim veikti ir be klasikinės hierarchijos, nes mes šiais metais ir bandom pasakyti, kad hierarchija dėja, bet kartais gali dusinti. Ir taip yra, kad mes bijom kalbėti. Ir ar tikrai reikia vieno sprendėjo iš viršaus, kuris viską nuleistų į apačią. Ir kalbame apie pasitikėjimą iš esmės vienas kitu. Taip, pavyzdžiui, mes kaip valdyba turbūt strategiškai galvojame, kokia galėtų būti tema ir tai atnešėme į aktyvą ir tai gimė į diskusiją ir suvokimą, ar mes turėtume daryti tokį renginį. Ir matome, kad taip. Ir mes renginėje metam tokį iššūkį. O kas jeigu organizacija, pavyzdžiui, neturi vadovo? Kas jeigu sprendimus priima komandos nariai ir viskas yra grįsta ne tik tai kontrolę, baksnojimu, bet iš esmės pasitikėjimu vienas kitu. Ir ta atsakomybė iš esmės irgi tada pasiskirsto. Kaip ir visoje sistemoje, kas atsakingas už pacientą, kas atsakingas už atvejį, tai čia atsakomybė yra visa bendros komandos. Ir man turbūt tai yra toks žaviausias momentas. Tik tai aišku noriu pasakyti, mes nesakom naikinkim vadovus ir panašiai. Ir ką mes sakom pavadinime lyderystė be statuso, tai lyderis tu nesi tada ir apskritai, kai tu esi vadovas, nesi tada, kada tu esi su moksliniu laipsniu ar panašiai, nieko neįžeidžiant, bet labai daug sprendimų gali būti priimta patiem komandoje, kada mes išgirstam vienas kitą. Ir neturime laukti tiesiog sprendimo iš kažkur, bet mes galim sprendimą priimti ten iš karto, kur yra problema.
Man, žinok, taip gražu klausyti, kai tai kalba mūsų lyderis. Aš jaučiuosi viso pokalbio metu, man šypsena nedingo nuo veido, tai aš už tai norėčiau Jums padėkoti. Aš jaučiuosi Transformo organizacinėje komandoje atradusi tiek daug asmenybių ir žinau, kad tai tik pradžia. Aš su nekantrumu laukiu mūsų renginio. Žinau, kad ir tenai bus dar daugiau asmenybių iš plačiosios visuomenės, kas galės mums tiesiog suteikti daugiau ne tik kompetencijų, bet ir bendrystės ryšį su aplinka. Tai aš labai norėčiau Jums padėkoti ir galbūt galėtumėt po vieną sakinį pasakyti, kodėl verta būti Transformo dalimi. Aš esu be galo laimingas mūsų programa. Ji yra labai įvairiapusė iš esmės, su labai daug asmenybių, labai daug įdomių asmenybių. Labai svarbi dalis būna asmeninės dirbtuvės, asmenybinės ir praktinės. Ir ten yra didžiulė gausa iš ko pasirinkti. Bet aš net nebijoju, kad dalyvis, aišku, atvykęs ir tai yra bendrosios kompetencijos, 16 kvalifikacijos valandų, bet visumoje aš net nebijoju, kad dalyvis grįš su bendruomenės jausmu iš esmės ir net nebijoju, kad su daugybė kompetencijų, su daugybė naujų ryšių, sveikatos tinkle, su kuo gali bendrauti, suprasti vienas kitą ir įsikvėpti tiesiog būtent po to savaitgalio, grįžti iš esmės pirmadienį ir galvoti, ką aš galiu daryti kitaip. Aš tai, šiaip visų pirma, ačiū Milda už visą šitą pokalbį, bet kalbant apie tą sakinį dėl Transformos, su kuriuo aš norėčiau galbūt palikti šitą pokalbį, tai aš labai norėčiau priminti visiems sveikatos priežiūros dalyviams iš visų įmanomų kampų, kad be galo svarbu yra atsiminti, kad visų pirma mes esame medikai ir mums reikia tų bendrųjų kompetencijų, ką reiškia būti mediku ir žmogumi, kuris padeda kitam žmogui. Man atrodo, kad yra labai mažai vietų, kuriuose tą prisiminti ir ne tik prisiminti, bet būti erdvėje, kurioje yra suprantama, kaip tai yra svarbu. Ir mes jums siūlome tą savaitgalį, kada jūs apie tai prisiminsite. Ir kada suprasite vis dėlto, kokį didžiulį krūvį mes tiek emocinį, tiek fizinį kiekvieną dieną nešame. Ir man atrodo, kad tai yra be galo svarbu tą suprasti, kad mes nesame tik specialistai, bet mes esame labai didžiulė sistemos dalis. Ir mes irgi turime teisę ir turime turėti norą įgauti ne tik tų įgūdžių, kiek įmanoma geriau padėti pacientui įvairiausiais būdais, manipulacijomis, turiu omeny darbo prasme, ne emocinėmis, bet visais tais kažkokiais kietaisiais įgūdžiais. Bet mes turime ir teisę gerinti savo patiems darbo sąlygas ir apie tai diskutuoti. Ir tai irgi be galo prisideda prie pacientų gerovės. Ir apie tai ir yra Transform. Tai yra apie leidimą, apie pabuvimą ir apie prisiminimą, kad mes nesame tik kardiologai, chirurgai, neurologai ar dar kažkas, bet mes visų pirma esame medikai. Ir čia tiek visko, kad mes negalime Mildai atsakyti su vienu sakiniu, bet labai ačiū, kad mes galim tai pasakyti, nes mums tai labai svarbu. Ačiū, tai iki susitikimo gegužės 90 dienomis Transform 9 sveikatos tinklas nuo dialogo prie sprendimo. Ačiū Milda tau už pokalbį ir Rimgailė, buvo labai jauku ir gera. Ačiū labai. Iki susitikimo Transform.